Taigi, labą dieną visiems. Ir šiandien aš nusprendžiau pasidalinti tiesiog tokia viena istorija, nes sako, kaip a, produktai veikia tik tais tada, kai juos pradedi naudoti. Ir, ir šiandien pasikviečiau prie arbatos puodelio Violetą, kad Violeta pasidalintų savo to keliu, tą patirtimi, kaip jai, nes tai yra tik tai 3 mėnesiai, kada žmogus vartoja produktus ir kas pas ją pasikeitė. Ar tikrai šitie produktai taip veikia? Tai Violeta, gali taip tokia biški iš pradžios papasakoti tą istoriją, išvis kaip mes susipažinom, žinai, sako, ai, čia gal giminė, čia tetos, čia reklama, čia vienu žodžiu, visi tokie dalykai. Tai jeigu gali, pasidalink, kaip mes susipažinom ir kaip tu pradėjai vartoti produktus. Tai visiems laba diena. Nežinau tiesiog nuo ko pradėti. Ta pradžia buvo tokia labai keista, iš tikrųjų, aš Rimą pasigavau TikTok'e, jin vedė laivą savo ir iš tikrųjų teko gerokai paklausyti, net tiesiog keletą kartų, kad suvokti, kas yra kas. Paklausius pirmą kartą galbūt buvo toks priešinis jausmas, ką čia gali padėti, kaip čia gali, vienu žodžiu, nes aš tikrai turėjau problemų su galvojau, kad pas mane yra viskas labai gerai, bet toli gražu taip nebuvo. Ir po to buvo ta minutė, kada man jau trūko kantrybė gerti vaistus ir aš jai paskambinau ir pasakiau, arba tu man padedi, arba tada kol aš nenumiriau. Tai va, ir jin man tikrai su malonumu pasakė, dar ką noriu pasakyti, kad, mylėjai, neužtenka vien Rimutės ar kitos konsultantės kalbos, iš tikrųjų. Jos gali kalbėti labai daug, ten apie vieną, apie skaidulas, apie omega, apie visus produktus, bet toli gražu jų kalba nėra viskas. Kol pats žmogau nepradedi naudoti ir aš tikrai, kai pradėjau naudoti, ir tikrai tada labai puikiai ir aiškiai suvoki, kad tu nebuvai teisus, kad tau ir tikrai viskas gerai. Toli gražu tau tikrai nebuvo viskas gerai. Tai kas man labai didelį įspūdį padarė omega, kur aš jį vadinu aukso papildu, padarė labai didelį įspūdį skaidulos, nuo kurių taip pat turbūt jau numečiau kokius 4 kilogramus. Tai, kaip pasakyti, pasitaisė labai daug kas, labai didelė pažanga yra, aplamai su viskom, su pačia savijauta, su virškinimu, turėjau amžiną problemą su kraujotaka. Iš vis čia, kaip pasakyti, šitie papildai yra aukso vertės ir, mylėjai mano, tikrai neabejokit, o pabandykit, kaip aš sakau, ant savo kailio. Ir pabandę ant savo kailio, tada tikrai įsitikinsit patys, kad čia buvo ne melas, ne giminės, ne draugai, ne dar, čia buvo šventa tiesa. Ir iš tikrųjų galiu padėkoti dabar tikriausiai prieš visą Lietuvą Rimai, kuri tikrai moka perteikti, moka, kai sako, psichologiškai palaikyti ir dar kartą kartoju labai ačiū iš tikrųjų ir galbūt daugiausia ačiū pačiai savo, kad aš juos pradėjau naudoti, kad aš galiu naudoti ir mano draugas dabar pradėjo naudoti Gerasis skaidulas, kuris sakė, kur čia yra nuostabus produktas ir šiandien dar su juo kalbėjau. Taip kad, mylėjai skeptikai, nereikia negražių žodžių, nereikia negražių komentarų, nereikia įžeidinėjimų tiem žmonėm, kurie dirba su šiais produktais, o ypatingai Rimutei, jinai, kaip aš sakau, mano gydytojas yra, buvo ir bus. Tai va, ką aš galiu pasakyti, aišku, buvo visko, buvo ir tokių minučių, nebegersiu, ten nepadeda, nes buvo visokiausių tų simptomų, ir nugara, ir negerai, ir galva skauda, atsiprašau, labai ir šikna skauda, bet po to aš būdavau jai paskambinau, Rima, man yra blogai.
kas yra blogai, tas ir tas. Man yra blogai, man nepadeda, tau padės, apsiramink, viskas padės. Ir atrodo, baigi tą telefoninį pokalbį, pasidarai kavos puodelį ir atrodo, valio, vėl viskas iš naujo, vėl viskas yra gerai, vėl toliau pradedi naudoti ir atsisėdęs pamastai, nu, jopšikmet, nu kokia aš durna. Tai iš tikrųjų labai labai ačiū Rimute tau, ačiū aplamai visai šitai firmai, kuri turi tos papildus, kur gali žmonėm padėti ir iš tikrųjų šitie papildai daro stebuklus. Tai yra 200%. Tai ačiū labai Rimute tau, tai be galo didelis ačiū. Dabar, Violeta, tu, jeigu gali, taip, tokiais konkretesniais, va, pavyzdžiui, nebuvo pas tavęs problemas su kraujotaka. Tu jau, kiek mes vat irgi bendravom, kalbėjo mane, kad tu jau eilę metų vartojai vaistus. Ir kokius vaistus tu vartojai? Pirmiausia, kraujotaka, tai buvo skystinantis vaistai, kuriuo aš dabar jau 3 mėnesiai jų nenaudoju, švis. Tai va, man buvo skystinantis, man buvo plečiantis, va, o daugiausia tai buvo skystinantis, buvo galvos svaigimas, buvo ryte būdavo atsikeldavai ir pirmas žingsnis iki virtuvės, kad gerti kava, bet ta kava kaip laikinas dalykas, porą valandų ir vėl timtų žvadžių vėl iš pradžių. Tai kraujotaka kardinaliai pasitaisė, aišku, dar ne visai, na, nereikia norėti, kaip čia minėjo, 3 mėnesiai man tik tai, o čia kojos meniską, tai aš 3 metus vargau, kiek vaistų išgerta, kiek gydytojų pereita, kiek visokiausių procedūrų, patikėkit, niekas man nepadėjo. Ir man tikrai drąsiai galiu sakyti ir užtikrintai, tai padėjo omega, kur tikrai ten aukso vertės papildas yra. Ir, nu, va tiek, o daugiau šiaip tų problemų, ir skrandžio problemų, ir nevirškinimas, ir nu, vienu žodžiu, ir refliuksas taip pat, kur tikrai labai padeda, o skaidulos tai yra čia, nežinau, čia yra kažkas tokio. Tai va. Tai dabar šiuo metu nebenaudoju dėl kraujo spaudimo vaistų ir skystinančių nebenaudoju, nu dabar šiuo metu dar nusipirkau truputėlį labai nedaug plečiančių, nes man čia, nu taip staigiai, viskas nereikia norėti, kad čia viskas taip staigiai, vieną ant vieno. Ir taip per 3 mėnesius, aš kai pradėjau gerti, aš pajutau, kai antrą kartą gimus. Aš vis Rimutei skambindavau, sakydavau, Dieve šventas, aš skraidau. Nu ir dabar skraidau. Tai va, aš manau, kad toliau dar skraidysiu toliau. Jo, ir va tie tokie, va, sakau, dažnai būna taip, kad, pavyzdžiui, žmonės va, įsigyja, pradeda vartoti produktus ir būna, kad sako, nu jau čia man, vienu žodžiu, labai turi čia viskas labai greitai susivirškinti, labai čia greit padėti, kiek čia man reikės naudoti. Tai va, tai Violeta irgi yra tas žmogus, kuri tiesiog kardinaliai nusprendė iš karto, pradėjo papildus naudoti ir padėjo vaistus į šoną, tai, nu, toksai buvo jos toksai sprendimas, sako, ir džiaugiuosi, kad Violeta, vat, jeigu ir kažkas tai yra kažkoks tai simptoms, jinai to jau pat skambina ir sako, vat man čia taip yra, taip. Ir kur beitų Violeta, vat taip džiaugiuosi, žinai, kur besikreiptų, nu, vat atein jai, nu, toksai patvirtinims, kad, nu, tai geri produktai. Vat kaip irgi, kai pradėjo vartoti produktus, nu, sukilo kraujo spaudims, jai ten, kiek buvo, apie 200, ne, virš 2 gal buvo tada tuo momentu. Taip. Nu, tai va, tai tu dar papasakok. Atsiprašau labai. Ir aš tada įsikviečiau medikus ir man ta medikė sako, taip, sako, tikrai padeda, tikrai geri produktai ir eilė daugiau tokių iš tikrųjų yra žmonių, kurie naudoja, bet kaip pas mus Lietuvoje. Pas mus Lietuvoje yra taip, kad ten kažkas pasakė, kažkur kažkas nugirdo, dar kažkas papildė, kad čia nesąmonė, čia labai brangu yra, ką noriu, kas liečia brangumą. Mėlėjai, mano tas brangumas, nu, sutikit su manim, už 200 eurų jūs sveikatos nenusipirksit nei vienas. Ir nei už ką. Tai kai pradedi mąstyti, kad tie 200 eurų kitą kartą yra, nu, kaip pasakyti, nu, nulio vietoj tie 200 eurų.
ką daro papildai, ką daro omega, ką daro aplamai skaidulos ir aplamai visi kiti produktai. Magnis tas pats sako, gerti magnį ir ne vieną dėžutę. Na, vienu žodžiu, betogardas taip pat. Nu, čia galima kalbėti ir kalbėti labai daug, tai labai labai visiems rekomenduoju tikrai pradėti, pabandyti, tik nesustoti prie vienos dėžutės. Nuo vienos dėžutės stebuklų nesulauksit. Patikėkite, aš per 3 mėnesius ir matė, kiek aš išgėriau, aš nežinau. Aš Nu, omega gėriau saujom, jo, turbūt. omega, Ir sako, aš omega naktį gerdavau, atsikėliau gerų omega. taip, omega gerdavau turbūt per dieną po 5 kartus, po 3, po 4 piliulės. Ir aš vėliau, man Rimutė iš pradžių parašė, kiek kaip gerti, bet aš vėliau susidėliojau pati, ko man reikia, kada man reikia ir kaip reikia. Tai aš viską dariau pagal save. Ir dar noriu pabrėžti tokį dalyką, kad nėra šitie papildai vaistai. Jie yra natūralūs, jie tikrai nekenkia, jie yra be sintetikos ir juos nepadauginsint jų niekada. Nu, niekada. Aš dabar šiuo metu A vitaminą geriu, man pomenopauzinis laikotarpis yra, man tas karštis pila, tai aš, pavyzdžiui, vakarą aš išgėriau turbūt kokį 15 E vitamino, 15 piliulių. Ir patikėkit manim, ir super jaučiausi visą dieną, nereikėjo man iš vaistinės ten papildų, ką aš turiu nusipirktus. Vat, nu, reikia paklausyti pačiai savęs, ko tavo kūnas reikalauja ir ko reikia. Pavyzdžiui, mano, aš dabar sėdžiu kalbu ir galvoju, kad man visai ne pro šalį būtų dabar omega, kokį geras buteliukas, ir aš turbūt pusę buteliuko omegos išryčiau, nes jaučiu, kad man jos reikia. Tai, mylėjai, labai labai prašau, be blogų komentarų, be ten dar kažko, imkit ir darykit. Ir ateis laikas, kad pasakysit ačiū, lygiai taip pat, kaip aš dabar sakau, labai labai nuoširdų ačiū Rimai. Ir aplamai čia visam kolektyvui. Tai yra ponia Irena taip pat ir Justina taip pat. Ką aš jau žinau iš tų moterų, man ponia Irena irgi labai labai daug patarimų ta prasme patarė ir labai šauni moteris, taip pat buvusi medikė. Na, vienu žodžiu, mėlyjeji, naudokit, žiūrėkit savo sveikatą ir taip pat galėsit pasakyti, kad tikrai padeda, kaip yra šiandien. Tai dar kartą labai labai ačiū ir visiems sveikatos. Taip. Be vienas dalykas, vat kaip tu, Violeta, ir sakei, be tavęs nieko nebūtų. Tai va, tai ačiū tau, kad tu nusprendėjai pasukti tuo keliu. Taigi, dėkui visi, kas prisijungėte, kas klausėte, kas klausysite vėliau. Ir tikiuosi, kad tas tokia patirtis viena gyva, tai bus jums kaip sėkla, kažkokia, kuris sujudins jūsų tą tokį norą, pasirinkimą ir jaustis gerai ir papildyti savo organizmą. Taigi dėkui, kad buvote ir iki rytojus.